Paprašo, važiuokite eismo juostos viduriu, bet jeigu jau pats vairuoja, tai gal pats ir važiuok juostos viduriu. Mieli aukštesnio rango vadybininkai, tai yra jūsų naujasis svajonių automobilis. Būtent pats Volkswagen gamintojas pasakė, kad ID7 ateityje pakeis Volkswagen Passat, taip pat Volkswagen Arteon. Kai žinome, Volkswagen gamoje tai yra automobiliai flagmanai. Na, o Volkswagen ID7 yra didžiausias ID šeimos automobilis, automatiškai šios gamos flagmanas. Tai tas pats Volkswagen koncernas paskelbė, kad jau nuo 2033 metų, o tai beliko vos 9 metai, jis Europoje nebegamins ne elektra varomų automobilių. Visi Europoje pagaminami automobiliai turės tik elektrinius motorus. Tad susipažinkite, čia yra naujasis Volkswagen flagmanas Volkswagen ID7. Žinoma, kaip jau minėjau, jis yra varomas elektra. Jis turi iš kitų modelių pradedant ID3, ID4, ID5, mums žinoma vien tik elektriniam automobiliams skirtą MIB modulinę platformą, tačiau čia šiuo atveju šis automobilis yra tikrai didelis. Jo ilgis siekia net 5 metrus, na, o atstumas tarp ašių yra net 3 metrai. Tad, kaip aš jau spėjau įsitikinti, šis automobilis puikiai tiks ne tik tiem, kas nori ar turi važinėti didelę mašiną, tačiau kaip ir šeimyninę mašiną. Tuo labiau, kad jisai turi ypatingai didelės talpos akumuliatorių. Kokio dydžio akumuliatorius? Ogi štai čia yra 82 kWh talpos, iš kurių įkrovimui naudojama 77 kWh ir gamintojas sako, kad su tokiu akumuliatoriumi įprastu mišriu režimu, VLTP duomenimis, elektromobilis gali nuvažiuoti net 621 km. O vėliau pasirodysiančioje versijoje su šiek tiek didesniu, dar papildomų 10 kWh turinčiu akumuliatoriumi, toks elektromobilis galės nuvažiuoti net ir visus 700 km. Na, o jei važiuoti ypatingai lėtai miesto režimu, nuvažiuojamas atstumas bus dar didesnis. Žinoma, aš tą patikrinsiu realybėje. O štai čia yra elektromobilio įkrovimo vieta. Ir namuose iš įprasto elektros tinklo jį galima įkrauti iki 11 kW siekiančią galią. Na, o jeigu pavyks rasti greito įkrovimo stotelę, jis gali priimti iki 175 kW siekiantį įkrovimą ir tai reiškia, kad iki 80% akumuliatorius gali būti krautas maždaug per pusvalandį. Aš jau užsiminiau, kad tai gali būti ir puikus automobilis šeimai, nes net ir iš šio liftbeko modelio versijos bagažinė telpa nuo 530 iki 1600 litrų. Tačiau visai neseniai pasirodė ir universalas, jo bagažinė tilps daugiau kaip 1700 litrų. Ir štai, kaip aukštesnės klasės automobiliai, yra rankenėlės, kuriamis galima nulenkti štai sėdinio atlošus. Žiūrėkit, kokia didelė bagažinė. Na taip, gal dugnas ir nėra lygus, bet iš tikrųjų susidėti čia pavyks tikrai daug daiktų. Didelis automobilis, milžiniškos ir durelės. Štai. Kokio pločio. Tiesa, darinėjasi gana sunkiai. Pats automobilis, beje, priminsiu, sveria šiek tiek daugiau nei 2100 kg. Čia jau tikriausiai norėtųsi turėti, kaip jau visiškai kilmingo automobilių segmente, durelių pritraukėjus, nes čia tokių nėra, tad galinės dureles reikia mostelėti stipriai. Dar nei kartą jų neuždariau. Norėtųsi, kad tos durelės veiktų kažkaip sklandžiau. Tačiau tai bene būtų ir vienintelis priekaištas, kalbant apie erdvę ant galinių sėdynių. Ir štai, va čia tai šokių aikštelė, pasižiūrėkite. Fantastika. Tikriausiai dažniausiai čia važinės vienas ar du žmonės gale,
tai galėjau tikrai labai erdvu. Klasika. Tuo labiau, kad čia yra ir vėdinimo grotelės gale sėdintiem keleiviam ir galimybė pasirinkti štai norimą temperatūrą ir net dvi Type-C USB jungtis ir virš galvos yra elektrochrominis panoraminis stoglangis, tai reiškia, kad galima pasirinkti jo užtamsinimo lygį ir intensyvumą. Sėdynės tikrai labai patogios, puikus profilis, vieta tiesiog stebina, kiek čia daug vietos gale. Ir štai čia yra atlenkiamas porankis, podelių laikikliai ir tvarkingai atsidaro durelės, jeigu reikia kažką pasiekti iš bagažinės arba pervežti ilgesnius daiktus. Puiku. O dar čia štai yra išmanios ID matricinės šviesos, kai nueini, jos atsisveikina su tavim, pašviesdamos kelią, o kai ateini prie automobilio, jos pasisukioja, linkteli, tarsi pasako labas. Tiesa, tokia įranga kainuoja papildomai. Štai, automobilis užsirakino, atsisveikino su manim, o dabar prieinu prie jo, turėtų atpažinti. Štai atpažino, užsidega šviesą, labas, pamojuoja akytėmis ir atpažino. Na gerai, ne mane, o raktą mano kišenėje. Prieš kurį laiką aš dariau tuo metu geriausio Volkswagen ID.5 GTX versijos apžvalgą ir sakiau, tai yra geriausias Volkswagen elektromobilis, vien tik todėl, kad jis buvo pats galingiausias, pats greičiausias, pats prabangiausias. Tai jeigu laikytis nuoseklumo, dabar turiu pasakyti, šis Volkswagen elektromobilis, būtent ID.7 ir yra geriausias. Nenuostabu, tai yra flagmanas ir vien žvelgiant iš tai šį naują multimedijos ekraną tikrai labai patogu naudotis ir kad ir kiek aš čia dariau visokių veiksmų rankomis, jis tikrai veikia pakankamai greitai, pakankamai sklandžiai ir tikrai viskas sugrupuota labai patogiai. Klimato kontrolė yra atskiras valdymas, tai galima jungti atskirą, tikrai labai daug nustatymų. Tada grįžtam į pagrindinį ekraną, čia yra belaidė Android Auto sąsaja. Telefoną galima patogiai pasidėti štai čia, įkrauti belaidžių būdu, dvi USB jungtis, du podelių laikikliai, uždaroma dėtuvė, viskas toliau nuo akių, atrodo labai tvarkingai, štai tikrai didelė gili dėtuvė tarp priekinių sėdynių. Štai taip. Ne pati didžiausia, tačiau kokybiška dėtuvė priešais priekinį keleivį. Ir kas nemažiau svarbu, kad tikrai labai šauni salono apdaila. Ir čia aš galiu prisiminti, kai dariau taip pat atnaujinto Volkswagen ID.3 apžvalgą. Žinoma, visas šias apžvalgas galite pamatyti Motorai TV YouTube kanale. Ir tada atkreipiau dėmesį, na tikrai iš esmės pagerėjo salono apdailos kokybė. Tad ID.7 čia yra aukštumoje, na o vizualiai, kas mane labai džiugina, tikrai puikiai visos atrodančios medžiagos ir štai papildomas informacinis ekranėlis, neišsišokęs kaip ID.3, ID.4, tačiau yra tikrai labai organiškai integruotas į visą prietaisų skydelį, toks minimalistinis. Taip pat tikrai labai informatyvus, jums nesimato projekcinis ekranas priešais vairuotoją ir, kaip minėjau, pagrindinis ekranas štai šioje vietoje su tikrai labai daug nustatymų, tačiau vėlgi, tai jo naudotis tikrai patogu. Štai pavyzdžiui, čia yra greitosios parinktis, viską, ką norite greitai nusistatyti, galite pridėti greitųjų parinkčių nuorodas, štai papildomai plius. Ir tada štai automobilio funkcionalumo, štai visos programėlės ir maža to dar yra greitųjų parinkčių sudėliotos piktogramos, tai statymo pagalbininkas. Kas malonu, kad Volkswagen ID tiesiog įsėdai, nuspaudai pedalą ir štai aktyvavosi elektromobilis, jungiate važiavimo režimą ir važiuojate kur norite. Kažkodėl Toyota, pavyzdžiui, pasirenki važiavimo režimą
ir visą laiką lieka tas pats režimas, kol pats jo nepakeitė. Volkswagen G atveju visą laiką tik išjungia elektromobilį, vėl įsėdai ir jis grįžta į standartinį komfort režimą. Ne individualų, nieko, ne sport kokį pasirinkai, kiekvieną kartą tenka tą režimą nustatyti iš naujo. Greičio palaikymo sistema iš tikrųjų veikia tikrai neblogai. Štai tik tai kartais paprašo laikyti rankas ant vairo, tačiau jinai pati atsižvelgia į eismą ribojančius ženklus. Štai jungiau posūkį, pats persilėkiau, tiesiog kažkaip norėjo labai jau vožtelėti į šoną. Žinoma, palaiko atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. Ir ką pastebėjau, kad jisai pats stovi prie sankryžos ir kai priekyje automobiliai pajuda, nereiks spausti akceleratoriaus, jis pats pajuda, nieko nespaudžia, pradeda važiuoti. Jis tvarkingai palieka atstumą iki priekį esančio automobilio, kažką pamatė kairėje, šiek tiek suktelėjo. Na va, įsibėgėjo. 10. Paprašo, važiuokite eismo juostos viduriu, bet jeigu jau pats vairuoja, tai gal pats ir važiuok juostos viduriu. Važiuojant tokiu keliu greitkelyje, skirus tai, kad reikia laikyti vairą, tikrai puikiai veikia ši automatinė greičio palaikymo sistema. Taigi, kodėl aš ne kartą užsiminiau, kad norėčiau važiuoti ne tokiu intensyviu režimu, taupiu režimu, ogi todėl, kad šiame Volkswagen ID7 yra sumontuotas šiai dienai galingiausias Volkswagen elektromobilių gamoje elektros motoras pasiekiantis net 210 kW arba 286 arklio galios. Išties įspūdinga galia ir visa šita galia tenka galiniam varantiesiam ratam. Vėliau pasirodys ir dar galingesnė versija, kuri turės 2 elektros variklius, tai akivaizdu, kad bus gerokai virš 300 arklio galių. Tad nieko keisto, kad net ir važiuojant komfort režimu, norisi įjungti eko režimą, nes iš tikrųjų dinamika yra tikrai įspūdinga. Na, ne sportinis automobilis, bet kaip šeimyniniam arba visiems gyvenimo atvejam tinkančiam automobiliui, tai yra daugiau negu reikia. Jeigu automobilis turi 2 elektros variklius, tai jo apsisukimo skersmuo yra didesnis. O šio 5 metrų dydžio automobilio apsisukimo skersmuo yra mažiau nei 11 metrų, 10,9 metro. Tai yra tikrai įspūdinga vien dėl to, kad čia yra galinių ratų pavara. Štai, sukasi. Na gerai, ne vietoje, tačiau iš tikrųjų apsisukimas yra tikrai įspūdingai mažas. Galima išbandyti štai sportišką važiavimo režimą ir atkreipti dėmesį, kaip tylu šiame automobilyje. Šties akustika jau esu minėjęs, kalbėdamas apie ID5 GTX versiją. Na, netgi sakiau, bauginančiai tylu automobilyje, tikrai maksimalus komfortas ausim. Artėja sankryža, pasižiūrime, kaip čia sureaguos ar nesureaguos. Dabar pats automobilis nustatė 70 km/h greitį. Štai pravažiavom sankryžą, jis pats padidino iki 90 km/h, tačiau dešinėje pusėje, kur nėra žymėjimo, norėjo išvažiuoti dešinę, dabar pažiūrime, čia įsuks. Sukinėja. Sakykime, jeigu ne šie posūkiai, nežymėta dalis, rašyčiau tikrai faktiškai 9 balus. Štai nuvažiavęs beveik 200 km, aš pasiekiau 16,3, 16,4 kWh 100 km, tai vertinant tokio dydžio automobilį, ne visai mažą jo svorį, yra tikrai labai geros energijos sąnaudos, akivaizdu, kad prie to prisideda ir tikrai aerodinamiškai efektyvus kėbulas, tad matyti mažiau nei 17 kWh 100 km, to labiau nebuvo optimalus oras. Reikėjo ir salono šildymo, iš tikrųjų labai geras rezultatas. Kaip automobilis jis mane visiškai įtikina. Erdvus salonas, didelė bagažinė, net ir šiuo atveju liftbacko, kam reikia dar talpesnės, plus 100 litrų bagažinės, tas gali luktelėti, kada pasirodys universalo versija. Įspūdingai tylus,
Tikrai labai dinamiškas, 6,5 sekundės iki 100 km/h. Efektyvios energijos sąnaudos iš tikrųjų yra tikrai labai daug pliusų. Ar yra trūkumų? Na, žinoma. Bet tie trūkumai, sakykime, taip tokie subjektyvūs. Kol vaikščiau iš išorės, man nepatiko, kaip užsidaro durelės, norėtųsi, kad jos užsidarinėtų šiek tiek sklandžiau. Štai. Visą laiką reikėjo mostelėti tvirčiau, tiek iš vidaus, tiek iš išorės, tai vienas dalykas. Antras dalykas, važiavimo režimai, kiekvieną kartą automobilis pradeda važiuoti komfortišku režimu, na, aš norėčiau, kad jis išlaikytų tą patį režimą, kokį aš pasirinkau. Štai, pavyzdžiui, aš pasirinkęs individualų, pakabos nustatymus tarp komfortiškų ir sportiškų ir, kaip jau minėjau, svarbiausias ir užtikrinantis efektyviausias energijos sąnaudas yra variklio veikimo režimas. Aš jį nustatęs eko, dinamikos man visiškai užteko. Na ir galbūt vienas smulkmenėlė, tikriausiai labiau atsižvelgiant į premium segmentą, tai kai palieku savo telefoną įkrautą, norėčiau, kad kai išlipu iš automobilio, man būtų priminta apie jį. Šiuo atveju šis telefonas lieka dažniausiai ir pamirštas. Ar tai yra naujasis Passatas? Ne, tai nėra naujasis Passatas, vien tik todėl, kad kainos skiriasi pusantro karto. Pusantro karto Passat naudai. Grįžkime prie Volkswagen ID.7. Volkswagen grupės flagmanas, flagmano ir kainos. Taigi, jeigu Passat kainuoja nuo 35 000 ir su visais švilpukais ir varpeliais R-Design linijos modelis su visais varančiaisiais ratais ir 200 kW variklių maksimali komplektacija, jo kaina yra 52 000 eurų, tai štai šio ID.7 kaina tik prasideda nuo 62 000 eurų. Ir štai pavyzdžiui šitas bandomasis modelis su papildoma komplektacija panoraminiu stoglangiu kainuoja net 75 339 eurus. Žinoma, įvertinkite, kad susigrąžinsite 5 arba 4 tūkstančius eurų. Tačiau yra ir geresnių žinių. Geresnės žinios yra tos, kad šiai dienai Lietuvos kainyne atsivertus yra matoma tik viena versija ir tai yra tikrai labai gerai sukomplektuotas modelis. Ir šiuo atveju šį Pro versija kainuoja 71 300 eurų, tačiau gamintojas siūlo net 9,5 tūkstančių eurų nuolaidą ir dar 5 000 eurų valstybės kompensacija įsigijant elektromobilį. Taigi, tokio automobilio kaina gaunasi 56 900 eurų. Ir aš manau, kad štai už tokią kainą tas automobilis su tikrai gera komplektacija tikrai vertas dėmesio. Tad, jeigu aš prieš kurį laiką apžvelgdamas Volkswagen ID.5 GTX versiją sakiau, tai yra geriausias Volkswagen elektromobilis, tai nuo šiol geriausias Volkswagen elektromobilis yra būtent šis Volkswagen ID.7.